Kuo ypatingas yra mokslo populiarinamasis postilis? Tuo, kad jis tikrai pretenduoja tapti visiškai atskiru stiliu. Bent jau dabar. Nes tai yra labai įdomi grandinė. Šiaip paprastai mokslinėme stiliuje yra perduodama informacija, profesionalas perduoda profesionalui. O štai mokslo populiarinimo postilyje yra visai kita tradicija. Tai yra profesionalas privalo perduoti savo mokslo žinias ir ypatybės savo tyrinėjimų, perduoti neprofesionalui. Tik tuomet mes galėsime supažindinti visuomenę su mokslu, perduoti savo mokslo tam tikrus tyrinėjimų rezultatus mokyklai, kad užsiaugintume puikius specialistus. Mokslo populiarinamasis postilis, jis apima ir vėl keletą žanrų. Vienas dalykas yra mokykliniai vadovėliai, kitas dalykas yra mokslo populiarinamieji straipsniai, kurių mes matome tiek įvairiuose portaluose, tiek specialiuosiuose žurnaluose, profesiniai tokiai auditorijai skirtuose žurnaluose. Ir štai vadovėlių dabar ir vėl yra ieškoma būdų, kaip vadovėlis turėtų kalbėti su mokiniu. Ir iš karto matom, kad tas mokslo žinių perdavimas jis pasidaro visai kitoks. Netgi yra šalių, pavyzdžiui, Čekijoje yra toks savotiškas žaidimas. Populiarus žaidimo arba filmo herojus pabando pristatyti gramatikos dalykus. Ir žinoma, kad jau tada pasidaro vadovėlis artimas šnekamajam stiliui. Tik aišku, ten nebus tam tikrų žribinių dalykų. Mokslo populiarinimo straipsniai. Ir vėl, jeigu jie bus žurnaluose specialiuosiuose, jie bus arčiau mokslo. Bet jeigu tai bus portaluose, tokiu atveju mokslo populiarinamojo postilio tekstai priartėja prie publicistikos. O kaip žinome, publicistika yra toks stilius, kuris viską sugeria į save, tam, kad galėtų pateikti ir informaciją, ir emociją kaip du kraštutinumus. Taigi, štai net ir mokslo populiarinamasis postilis yra be galo sudėtingas ir įdomus.